Su jumis aš, Maja, ir šiandien aš jums parodysiu, kaip reikia pasigaminti prieš 3 metus buvusį labai aktualų daiktą, kurį aš darydavau kiekvieną dieną pas močiutę. Ir tai yra slaimas. Taip, šiandien mes pasigaminsime permatomą slaimą ir plus aš jums dar parodysiu, kaip jį reikia pasigaminti, kas dar nežino, kaip tai padaryti. Pas mane yra toks dubenėlis visų reikmenų, ko mums šiandien prireiks, taigi aš jums dabar parodysiu, ką reikia turėti. Reikės permatomų klijų, aktyvatoriaus, pas mane Seimurovo, bei dubenėlę ir su kuo maišyti. Pirmiausia, įdedam klijų. Pas mane bus mažas slaimas, nes klijų buvo likę labai nedaug. Gal paskui dar filmuosiu vieną video, kai nusipirksiu tų klijų. Kadangi nieko daugiau man daryti nereikia, aš dedu mūsų aktyvatorių. Jis yra Seimurovo, čia yra purškalas, kad apsisaugoti nuo prakaito ant pėdų. Tai nes čia yra nupiešta pėda, tai reiškia, kad prakaito, kuris būna ant pėdų. Jeigu užsipurkšiu jo, tai nebeprakitos pėdas. Dedu nedaug ir po truputį maišau ir jau matau reakciją. Šiaip slaimas buvo mano pats mėgstamiausias antistresas, kurį aš dariau 3 metus atgal. Tai buvo tiesiog wow. Visas internetas prieš 3 metus tiesiog bambėjo dėl šito žaidimo, nes tai žiauriai faina buvo. Dabar jau niekas apie tai nebešneka, nes nebeaktualu. Na ir ką, jis labai greitai susiėmė ir taip patapo toksai maža želė, kurią padaryti labai lengva. Dabar pasižiūrėsime, kaip jis susitvarko su galiom, kurias turi atlikti visi slaimiai. Dar kartą atsiprašau už kokybę, nes telefonas pas mane truputį atsilieka, nes aš kalbu, o vaizdas atsilieka labai nuo garso, taigi labai atsiprašau. Kas svarbiausia, kad jūs girdite mane ir matote mane, kaip aš viską gaminu ir kaip darau ir taip toliau. Įdedam. Aišku, čia yra želė slaimas, taigi pirmo punkto jis nepadaro. Šitam slaimui tikrai pavyksta tampytis. Bet kai jis padaro taip, tada tampytis šitam slaimui yra žymiai lengviau. Bet šiaip kai taip darai, jis labai greitai plyšta. O čia pasisekė. Taip, labai. Aš sugalvojau dėti putų. Kai dėjau putų, viskas klostosi daug geriau. Gal įdėsiu dar truputį. Atrodo, aš truputį pataiginau, bet ne. Viskas jau gerėja. Pažiūrėkit. Man reikėjo iš karto judėti. Pasižiūrėkit, kokia slaimo konsistencija. Žiūrėk gerai. Įdėkim dar putų. Įdėjau dar putų. Labai nedaug.
Aš kai dariau prieš kokias 20 minučių, tai įdėjau pirmą klijų, paskui putų ir paskui aktyvatoriaus. Ir man nesigavo nieko, taigi aš jį išmečiau. O dabar aš įdėjau tiesiog klijų, aktyvatoriaus ir pasižiūrėkit, koks gražumas gavosi. Labai fainas šlipstukas gavosi. Taigi, man labai patinka. Šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Myliu, bučiuoju, spauskit like, prenumeruokit kanalą mano, nes jum nesunku, man malonu. Ačiū, kad žiūrėjote ir ate!